Sveiki, Bernardinų skaitytojai ir žiūrovai. Čia dienraščio Bernardinai LT pokalbių laida, kurią vesiu aš, Vytautas Markevičius. Turbūt esate girdėję, skaitę apie Vilniuje vykstantį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, turbūt jo renginiuose taip pat dalyvausite. Šį kartą kviečiame jūs kartu pamastyti, pasvarstyti apie gailestingumą šiandieninėme pasaulyje ir kiekvieno mūsų gyvenime. O mūsų studijoje žinoma ekonomistė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Labadiena, malonu jūs sveikinti studijoje. Sveiki. Pone Elena, kas jums asmeniškai yra gailestingumas? Apie jį daug girdime, daug kalbame. Kas jums yra gailestingumas? Čia pradedat nuo labai intimaus klausimo, nes pats gyvenimo dovana yra gailestingumo išraiška, tikėjimo dovana yra gailestingumas. Man asmeniškai tai yra vienybės ir taikos su kitais būsena, kurios prieš istoriją visuomet yra atleidimas. Tai atleidę kažkam, ypač kai tai yra sudėtinga atleisti, tai patiriu, kaip kvepia amžinybė. Tuo metu neturi skolininkų, o juk ir Tėve mūsų malda yra apie tai, kad atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Tai va tas atleidimo momentas, jis tarsi visas skolas nuima ir pasidarai toks amžinas, toks nepririštas, tos visos nelaisvės grandinės yra nugalimos, tai nuostabi būsena ir aišku, ilgiuosi, kad galėčiau ją patirti dažniau. Ar gailestingumas turi būti tylus? Sakoma, kad geras darbas, apie kurį garsiai rėkiama, praranda pusę savo vertės. Ar reikia gyventi gailestingumu, ar juo dalintis ir jį viešinti, kaip manote? Pirmiausia, manau, kad mes pažįstame tik tai mažą tikrojo gailestingumo dalelytę, tik paviršių, tai tarsi būti geram su kitais ir panašiai, bet iš tiesų gailestingumas apima tokį vandenyną, apie kurį mes net dažnai ir nemastom, o nemastydami jo nei patys patiriam, nei kitiem galim būti gailestingi. Tai pirmiausia, gailestingumas tai yra santykis ir žmogaus su kitu žmogumi, žmogaus su Dievu, bet taip pat tai yra santykis, kai mes patiriam Dievo buvimą ne tik tai mūsų asmeninėse istorijose, stebukluose, kurie nutinka gyvenimuose, bet kai mes tą Dievo gailestingumą sugebam matyti civilizacijos istorijoje, sukurtose institucijose. Man asmeniškai, mano tyrinėjimams labai artima yra mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema, nes mainuose mes esame viens prieš kitą, tet a tet, ar ne? Ir ateiname kiekvienas su savo rūpesčiais, su savo poreikiais, su savo noru laimėti mainuose, bet tikri mainai padidina vertę abiem pusėm ir dažnai žmonės to nepastebi. O tai yra tikras Dievo gailestingumo ženklas, nes tai yra dovana pasauliui, kad mes galime pelnyti savo kasdienę duoną, galime patenkinti visus savo poreikius, neskriausdami kito žmogaus. Nes tam, kad aš laimėčiau elementariuose mainuose, ar mes mainome duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą ir paslaugą, tam, kad aš laimėčiau, aš turiu pasitarnauti kitam žmogui. Aš turiu ir jam sukurti vertę. Ir rezultate abiem mums vertė išauga.
Tai yra stebuklas, kad netgi sunkiai nedirbdami mes pats mainų aktas sukuria tą vertę. Na ir pasakykit man, kaip tai galima paaiškinti, negu kad Dievo gailestingumu, nes tai yra žmonijos pamokymas, kad jūs galite gyventi turtingai be karų. Nenaikindami viens kito, ne melu, ne kažkokių tai manipulacijom, jūs galite kiekviename mainų sandoryje, jūs galite laimėti vertę, bet leisti ir kitam laimėti. Tai čia yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip Dievo gailestingumo išraiškų yra kupina mūsų civilizacijos istorija, tie santykiai socialiniai, kuriuose mes gyvename kasdien, bet mes to nepažindami dažnai ką darome? Bambame. Čia mane apgavo, čia kažkas, visur matome neteisingumą, bet tas neteisingumas, žinot, yra todėl, kad aš noriu, kad man būtų daugiau. Ir viskas, kas ne man, atrodo kaip neteisingumas. Ir tada mes bambame ir to Dievo buvimo toj kasdienybėj neatrandame, nematome kaip tikrai stebuklingos mums dovanos, nes dėka šito paprasto dalyko, apie kurį pasakoju, žmonija gali gyventi, kurti gerovę ir mes turim vis didesnę gerovę, nenaikinant vienas kito, nemeluojant, ne kažkaip tai pažeminant kitą. Tai tokių dovanų tikrai yra daugiau mūsų gyvenime ir reikia to gerojo žvilgsnio, ne to bambančio, bet to gerojo žvilgsnio, kad mes sugebėtume tuos dalykus savo gyvenime atrasti, priimti. Tada galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Pone Elena, sutikite, kad kasdieninėme gyvenime mes visi norime, kad kažkas tai kitas būtų mums gailestingas, ir galvoja, kad aš esu paprastas žmogus, nieko daug neturintis, ar aš galiu dovanoti kitiems tą gailestingumą. Ir galbūt tas žmogus ir sustoja ties tą ribą, bet juk mes turime ką padovanoti kitam, neprašant to gailesčio arba kažkokios užuojautos. Iš tiesų, kiekvienas galime būti gailestingas ir čia net prieš pereinant prie tų konkrečių kažkokių paramos ir užuojautos formų, aš pasakyčiau taip, kad būti gailestingu kitam reiškia man pirmiausia matyti jį jo aukščiausiame išsipildyme, kaip Dievas mato tą žmogų. Žinau, kad tai šiandien neįmanoma, šiandien tai nematoma, bet vis dėlto viltis tikėti ir malda yra apie tai, nes jeigu mes meldžiamės, tai nesimeldžiam, kad, Dieve, kaip tam žmogui viskas yra blogai, bam. Bet turime matyti tą aukščiausią, tą žmogaus paveikslą. Tai ir yra tas gailestingumo aktas pirmiausia santykyje, nes tada mes leidžiame žmogui augti. Taip, mes kartais būsime nuvilti, kartais mus apspardo su mūsų to atvirumu ir gerumu, bet man atrodo, tai yra teisingas santykis. Ir tai nėra savaime suprantama. Reikia visą laiką irgi dėl to kovoti, kad gebėčiau vėl atleisti, prisimenu, atleisti, patirti tą amžinybės skonį, kad gebėčiau ir vėl eiti į tą santykį, rizikuoti, kad būsiu nuviltas, bet turėti tą atvirumą. O ta antra jūsų klausimo pusė apie tai, ar padėti būti gailestingu gali tik tas, kuris turi perteklių. Tikrai ne, tikrai mes žinome, kad visuomet yra kažkas, kam gali duoti, visuomet yra tas, jeigu kalbam konkrečiai apie skurdą ar kažkokią, ar moralinius išbandymus, visuomet yra kažkas, kam tu gali padėti ir turbūt vėlgi čia teisinga laikysena ir žmonių ir Dievo atžvilgių yra nebūti tik tuo, kuris visur mato, kuriem labiau pasisekė ir kurie jam kažką skolingi, bet ir pačiam būti atviru. Ir yra žmonių, kuriem tai natūralu, organiška, prigimties, kitiem reikia pastangų. Bet tos pastangos taip pat dažniausiai mūsų apdovanoja.
ar ne, davęs, pasidalinęs, paguodęs, pamokęs, nes kartais ir pamokymas yra to gailestingumo išraiška, jauti, kad tas davimas ir tave praturtina. Labai gerai, kad paminėjot šį dalyką, nes mąstau, kad žmogus juk gali prie to gerumo, prie gailestingumo savotiškai priprasti. Jūs esate verslo pasaulio atstovė ir žinote, kaip paprastas žmogus labai tikisi tų tokių vienokių ir kitokių materialinių dalykų iš žinomų verslininkų arba mažiau žinomų. Tačiau tas davimas ir priėmimas tos pagalbos, neskatina paties žmogaus dirbti, užsidirbti ir galbūt pačiam padovanoti kažką kitam žmogui. Iš tiesų, pagalbos teikimas visuomet turėtų būti ir išmintingas, ir gailestingas, tai padėti tam žmogui, kuris yra visiškoje neviltyje, kad jis išeitų į tą vilties trajektoriją, kad jis pradėtų dėti pastangas, gebėtų mokytis, naujos profesijos išmoktų ar panašiai, bet nenusodinti tą žmogaus potencialą. Ir tai nėra labai lengva, net ir asmeniniuose santykiuose, bet dar blogiau būna, kai mes deleguojame tą gailestingumo aktą valstybei. Ir tada mes sakom, aš sumokėjau mokesčius, tegu valstybė gailestingai pasirūpina visais. Ir va ten jau tų pavyzdžių, apie kuriuos jūs kalbat, būna žymiai daugiau, galima sakyti, kad jie net yra sisteminiai, kai žmonės yra tiesiog tvirkinami tam tikros nuolatinės pagalbos teikimu. Mes, tarkim, turim ir aukštus nedarbo spąstus Lietuvoje, kai žmonėm neapsimoka tiesiog dirbti. Turime tą jaunimo tarpę tendenciją paimti visuomenės sąskaitą, tas 3 mėnesių atostogas. Ir tai labai tvirkina tą patį gaunantį žmogų, jis visus tada žiūri, kaip čia galima ką gauti, ką pamelžti, panašiai kaip sovietiniais laikais buvo, kad vogti iš valdžios nenuodėmė, tai ir čia, jeigu galima gauti, kodėlgi negauti. Bet kad žmogus tuomet nebededa pastangų gyventi, mokytis, tai labai reikia to saugotis. Tai sakyčiau, kad čia yra jau tokia takoskyra tarp tikrojo gailestingumo, kai akis į akį ir kai žinai tos iššūkius, ar ne, ir mes žinom, kad narkomanam, pavyzdžiui, gatvėje geriau neduoti pinigėlių, nes tai jam neišeina į naudą, ar ne? Bet jeigu mes deleguojame gailestingumą apskritai vykdyti valstybės institucijom, tai rizika yra žymiai didesnė, kad institucinė ta socialinė rūpyba gali nebūtinai visiems žmonėms būti naudinga. Taip, tikrai yra žmonių, kuriem tai yra būtina, bet visuomet yra tų perlenkimų. O svarbiausia, jeigu aš delegavau gailestingumą, tai aš nepatiriu jo pats, kaip tas, kuris yra aktyviame santykyje su kitais. Pone Elena, kasdieninėme gyvenime, ar jūs patirėte manipulaciją savotišką, būtent gailestingumo tema? Juk žiūrėkit, būna verslininkas, kuris tuos gailestingus darbus dirba, tačiau apie jį nieks nieko nežino, jis tylus, ramus. Na, o paimkim politikus, kiek jie žada žmonėms prieš rinkimus, o po to kažkur tai užges. Čia yra manipulacija ar kažkas kita? Tai čia tai jau tikrasis tas tariamo gailestingumo aktas, kai žadama viskas, bet ne savo sąskaitą. Žmogus ne tik savo pertekliaus neduoda, bet nieko neduoda. Bet pirmą iš tų pačių žmonių paima, paskui per mokesčių sistemą, per valstybinį administravimą suteikia kažkokių tai lengvatų, gerybių ir panašiai.
Taip, labai norėtųsi, kad žmonės gebėtų atpažinti tokius dalykus ir labai palinkėčiau, kad mes kaip visuomenė vis dėlto laikytumėmės to gailestingumo akis į akį bendruomenėje, kur labiausiai pažįstama, ko iš tiesų reikia kokiam žmogui, kad nenugesinti jo poreikių tiesiog pinigų pašalpomis, bet padėti ten, kur jam reikia. Ir kad mes apskritai kuo mažiau turėtume to mentaliteto, kad valdžia yra gailestingumo vykdytoja, kad mes valdžiai deleguojame gailestingumą ir jeigu mes taip mąstysime, politikam bus sunku manipuliuoti. Aš iš karto žinosiu, kad palauk, aš bendruomeniai esu gailestingas, aš savo namuose esu gailestingas, nes sunkiausia su kuo būti gailestingu, su savo artimiausiais, ar ne? Lengva mylėti Afrikos žmogų, kuris nukentėjo nuo potvinio ar nuo kažkokios stichinės nelaimės. Sunkiausia, mes žinom, būti gailestingam savo artimiausiam ratui, savo šeimai, savo kolegom. Tai jeigu mes žinosime, kad vis dėlto gailestingumas yra artimiausio rato misija, pirmiausia, tai yra vis dėlto vertikalus gailestingumas, tik paskui mes galim būti horizontaliai žemėje gailestingi. Tuomet, manau, tam politiniam manipuliavimui tiesiog nebūtų vietos. Bet kol kas dėja jis tarpsta, todėl reikia turbūt ir tokių pokalbių apie tikrą ir tariamą gailestingumą. Ir noriu dar kartą jūsų perklausti, ar tas gailestingumas turi būti tylus, ar vis dėlto, kad žmogus žinotų, kad kažkokie tai procesai vyksta. Tarkim, jeigu aš padarau kažkokius gražius darbus, kad daugiau žmonių sužinotų, ir savotiškai gal paskatintų kitus, arba, kaip sakoma, užkrėstų kitus geresniems darbams. Ir kaip pamatyti kito žmogaus tą skausmą, be kažkokio išankstinio nusistatymo, ar nėra pas mus truputį bėda čia, kad mes nesugebame pamatyti kito žmogaus, kad jam reikia vienokios ar kitokios pagalbos, reikia to gailestingumo konkrečiam žmogui. Čia matau du klausimus. Tai pirmiausia, nesimčiau vertinti, ar vienas žmogus iš prigimties yra tylesnis, kuklesnis. Kitam reikia ir pakalbėti, ir pasidžiaugti tuo, kad jis kažkam padeda. Tai čia tikrai nesimčiau smerkti ar vertinti. Gerai, kad žmogus apskritai nori dalintis, nori padėti. Ir vėl čia negalima apsiriboti vien tik kažkokiom medžiaginių gerybių dalinimusi. Kita klausimo pusė dar sudėtingesnė, nes mes visi esame be galo įsukti į skubėjimą, nespėjom su savo tiesioginiam funkcijom. Tam, kad aš pamatyčiau, kad kitam žmogui skauda ir dar rizikuočiau atverti tą žaizdą. Ir tai nėra kalba, kad aš kažką turėsiu iš kišenės pridėti, bet tiesiog pokalbių apgaubti, paguodos suteikti. Jau yra didelis iššūkis, nes gali atsiverti didelė žaizda ir tai reikalaus nuolatinio palydėjimo. Ir kuo labiau mes esame centruotis į savo tikslų pasiekimą, tuo mažiau mes leidžiame savo būti atviri. Bet vėlgi yra dalis žmonių, kurie jau gal brandžiam amžiuje, kurie nebeturi tų tokių aktyvių atsakomybių, jie gal labiau leidžia savo matyti tą kito žmogaus skausmą, padėti jam. O apskritai norėčiau pasakyti, kad tas gyvenimo greitėjimas, jisai reikalauja iš mūsų visų dabar labai stiprios psichinės sveikatos. Nes dabar ką tik buvo mada visiems atverti žaizdas, visiems kalbėti, kiek žmogus sužeistas, kiek jis nukentėjęs. O dabar, man atrodo, mes įeiname į naują etapą, kai nebėra laiko, nebėra galimybės pačiam net tų žaizdų atverti.
nes tu turi būti labai psichiškai sveikas, solidus, ta prasme tvarus, kad tu gebėtum tame greitėjančiame gyvenime išlikti blaivaus proto, matantis aplinkinius, nebūtinai tikrai sugebantis visus apglėbti ir išbučiuoti, bet matantis vis dėlto tą savo aplinką. Ir manau, kad ta psichinė sveikata, jinai turbūt sunkiai įsivaizduojama be to tikėjimo, be vilties ir be meilės, nes tada žmogus yra labai, labai trapus. Ir dar baigiant mintį, aš pati kaip stokos tyrėja žinau, kad tos mūsų žaizdos, jos yra begalinės. Ir kai žmonės pradeda gydyti tas žaizdas, ir čia tų žaizdų pilna, ir galiu pasakyti, galo joms nėra. Galo joms nėra. Ir mano asmeninis sprendimas yra geriau eiti ir daryti ir padėti kitiem ir kažką nuveikti prasmingo, netgi ir kalbant apie pažinimą, negu gilintis į tą savo mikroskopinių žaizdų mikropasaulį, nes aš suprantu, kad tos stokos yra neišsemamos ir tas pažinimas jis leidžia išsilaisvinti. Ačiū Jums, kad atvykote į Bernardinų studiją, padovanojote taip brangų laiką. Žinau, kad vėl skubate į kitus darbus. Klausytėms priminsiu, kad Bernardinų studijoje transliavome pokalbį apie gailestingumą. Šiomis dienomis kaip tik tai Vilniuje vyksta pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Mūsų studijoje svečiavosi žinoma ekonomistė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva. Pokalbį vedžiau aš, žurnalistas Vytautas Markevičius, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Sudiev.